nežinau, ar čia iš mano telefono, ar iš tavo telefono, toks tai šiek tiek ošimas buvo. Nežinau, ar tau girdėjosi? Ne. Ne, man girdėjosi. Iš pradžių sukurtas ošimas, pradėjau kaip ir tvarkyti tavo apsaugą, žodžiu, tokia, kad to ryšio nelystų ir tokį, tarp mūsų dariau tokį judesį, nežinau, kaip čia pasakyti, tokį judesį, kad būtų tiesiogiai gražiai. Paskui man pradėjau įsivaizduoti, čia kaip koks upelis, man tokias biškelį priminė, žinai, kaip čiurlena, tas toks čiurlenimas. Tai tu jautiesi, kad tu prie upelio kokią? Ar aš norėčiau būti prie to upelio, čia šaltinėlis, gal sakyčiau, ar aš tiesiog norėčiau prie jo būti, turbūt. O gal tu esi ten? Jo, man atrodo, jis mane prisišaukė, nes aš, kaip pasakyti, jau ne vieną kartą galvoju, kad vėl reikia grįžinėti prie šaltinio vandens gėrimo, nes kažkaip kaip persiprašiau čia, tai toliau esu nuo jo ir kažkaip nebevažiuoju, žinai, ir apie tai vis pagalvoju ir va dabar tiesiog dar labiau, jis mane kaip prisišaukė, žinai. Tai vadinasi, gerai, jeigu esi toj vietoj, tai tu dabar gali net, žinai, biški, nusiplauti save, žinai, visą iš po nakties, tu, žinai, miegų visų išsivalyti. Aha, labai gerai. Tai va, o gal tu dabar gali pasižiūrėti aplinkui save, daugiau biški to 360, gal daugiau ką matai? Jo, matau mišką aplinkui ir stebi mane akis. Žvėries. Žiūri, ką aš čia darau. Toksai kaip, sakyčiau, kaip vilko pavidalas, bet čia ne vilkas. Čia demonas toksai. Taip įdomiai, jisai stebi taip iš po tamsos, ten kažkur giliai miške, aš jau tik akis tokias žibančias matau, jis per tą šaltinį negali prieiti prie manęs. Šaltinis apsauga? Tikrai taip. Nes jisai tik stebi, jis tiesiog negali. O aš tokia, kaip čia prausiuosi, žinai, susiepus tokia, jis taip matyt nervuoja, tas dalykas, kad tikrai ten neužčiau jokiuos. O tu jauti, kad tave erzina tos akis biškį, ar ne? Ar tau viskas gerai? Kažkokio ypatingo, sakyti, ypatingos kažkokios baimės ar erzulio aš nejaučiu. Jaučiuosi kažkokia saugi, žinai. Jaučiu, kad jis, ta prasme, neprieis prie manęs. Ir man dabar tiesiog yra duota pasakyta, kad būtinai reikia prie šaltinio man važiuoti vandens parsivežti. Nu va. Ir visus vaikus, namus, viską išlakstyti, žinai, to šaltinio vandenį, vadinasi, kaip su smilkalu. Su šaltinio vandeniu tau praeiti reikia, vadinasi. Eterinė erdvė tą ir darau dabar, jau turiu aš jį. Taip įdomiai kibirėlyje tokiam laikau, žinai, ant rankos pasikabinus ir tokią šluotytę pasijėmus, kaip, žinai, šlakstau.
Slapstyk jo ir vaikus ir namus. O dabar tas demonas, o tu jį pažįsti, ne? Žinok, net negaliu pasakyti, ar aš jį pažįstu, bet kad jisai sukinėjasi aplink mane, tai senokai. Ta prasme, tai nėra tai, kad ten tik tai va dabar, bet jisai mane žino, jaučiu tokį, kad jis mane stebi visada, bet vat negali dar prieiti dėl kažkokių priežasčių. Mhm. O tas demonas negali būti tavo Anytos demonas? Nu, panašu, žinok. Ir jis tave stebi? Dabar, kai pasakei apie stebėjimą, tai jo, kažkaip yra ryšys. Jo, žinok, vat pasakei, ir ryšys yra, nes, vat, kaip stebiu Anytą, tai jinai irgi norėtų giliau įlįsti į šeimą, bet aš vis dėlto esu padarius tam tikras ribas, kurių jai sunku peržengti, kurias. Ir jos elgesys tave taip, biškį erzina kartais. Taip po biškį taip visą laiką patampa už virvutės, kad... Nu taip, būtent tik tai per vaikus, gali prieiti prie mūsų šeimos, nes dėlioja, kaip pasakyti, gyvenimas, kad, aišku, aš dėkinga jai už tai, kad jinai pažiūri vaikus, nes kitaip aš tada negalėčiau iš save realizuoti, išeiti iš namų. Tai tas yra labai dėkinga, bet, kaip čia pasakyti, kaip pavyzdys, jeigu žino, kad aš namie neduodu saldainių, Aba visada jau gaus. Žino, kad padarysi, jiems kitaip atrodo, biškį kitas amžius, kita karta. Jo, žinai, ką man pradėjo labai galva. O, ar tas demonas kažkur aplink tavo galvą sukasi? Jo, sukasi. Manęs yra priėjęs. Tu nori apie jį daugiau kažką sužinoti, ar tu nori jį išmesti? Ar nori panagrinėti biškį daugiau apie jį kažką? Galim pažiūrėti. Pažiūrėti biškį, ne? Su kokia emocija jisai susijęs pas tave tas erzinimas, ką jisai iš tavęs iššaukia? Atėjo žodis kontrolė. Per kontrolę. Ta prasme, jo. Kaip ir gaunasi, kad mes, pamatai, net kerta. Per gerklę. Jo. Ir vis tiek šeimoje mes susidarę savo tokias taisyklės, sakykime, ne? Ir kaip ir savotiškai galbūt gaunasi taip, kad baba tas taisyklės laužo, o man norisi sukontroliuoti tą laužimą, supranti. Bet išsakyti aš negaliu, iškart gerklė apkibo. Ir dabar blokuoja biškį. Jo, iškart blokuoja. Išsakyti negaliu šiai. Ir nes, dabar vyras iškart pasirodė, nes vyras yra taip pastatęs situaciją, kad maždaug jinai mums vaikus žiūri, reikia tylėti. Jo. Tai gal reikia su vyru kalbėtis pirmiausia? Jo, aš kalbėjau ir kada aš tik pradedu paliesti jo mamos tematiką, tai jisai kaip tampa kaip žvėris,
O. Jo, čia Mhm. tokia įdomi situacija yra, kad Mhm. atrodo, kai pasikeičia žmogus, aš nesuprantu, žinau. Mhm. Ir gaunasi Tai gal skirtumas. tarp jų tas demonas kažkaip tai labai, nu kažkokios, nežinau, šlangos, dar kažkas, gal matai, tarp jų kažkas vyksta. Labai tas ryšys toksai per, nu kaip pasakyti, gerai ryšys, bet gal tas ryšys yra kažkoksai tai nesveikas. Kažkas, nu, to virusinio tokio tarp jų yra. Nu, jo, ten yra ten, jo, aš mačiau tas, kaip įdomiai, kai tu pasakei apie šlangą, tai pamačiau tokią didelę tarp jos bambos ir jo bambos nutįstą šlangą, o tos bambos dar neatsikabinęs, tai yra, žinai, Mhm. um, ir jaučiu daug manipulacijos. Per ją jinai jį manipuliuoja. Taip. Mhm. Tai tu nuplėšk tas šlangas gal iš karto ir kad jų nebebūtų. Uždėk anytai, nežinau, gal pirmiausia ją reikia išvalyti. Irgi biški pravalyti. Balta šviesa, daug baltos šviesos bombyčių tu jai pamėtyk, kad neatlaikytų. Ir tą demoną gal mesk į juodą skylę ir mes pravalom ją. Gal daugiau kokių emocijų jauti? Kažkokia gailesčio dar yra tokia natelė, vis sukasi ir aplink ją, ir aplink, ir toks man apgailestavimas, kad čia taip susiklostė, žinai, kas tokia, Mhm. nenorėčiau, kaip yra, nenorėčiau, kad tai būtų ir norėčiau kažkaip, kaip ir vat kitiem normaliai, kad pasakau, ta prasme, ką galvoju, tai ir norėčiau ir jai pasakyti, žinai, bet va dėl to, kad tokia situacija negaliu išsireikšti. Čia tau vyras gal, žinai, pasakė, kad, va, tenai vaikų žiūri ir nebandyk nieko sakyti, nes paskui nežiūrės. Tipo jo. Gal biški tokia ir baimės emocija, kad nežiūrės paskui, ne. O norisi, kad biški žiūrėtų jos vis tiek kažkas. Taip, supranti. Tai paprasčiausiai išmesk visas tas emocijas, bandyk išsilaisvinti iš jų ir to šaltinėlių, man atrodo, to šaltinėlio, to vandenį, kur tu turi, tu juos gerai abudu pasistatyk prieš save ir paleist to šaltinėlio, tiesiog tą visą šaltinėlį, tą visą vagą šaltinėlio nukreip, kad tiesiai ant jų jinai piltų ir juos nuplauk. Arba išmaudyk tiesiog tam šaltinėlį jos. Jo, gerai. Aš jau žinok, anksčiau tą dariau iš esmės, tik nesupratau, kad čia tas šaltinėlis, gal šiaip kažką pilu. Bet, jo. Ir žinai ką, kai pradėjau su gerklę, tai kokį tai gelžgalį išsitraukiau dar iš gerklės. Pažiūrėk savo gerklės čakrą. Gal daugiau kas yra? Kažkaip ten dažnai blemba. Kažkaip, kiek jau ėjau į hipnozės, tai dažnai aš iš ten kažką tai darau su ta gerklė. Ten daug pridaryta. Man per ją kažkaip kerta. Ir aš paskutinį kartą, kai ėjau, irgi kai kažkaip ją atpalaidau, tvarkiau balso stygas, aš supratau, kad aš dar fėja, kuri ir dainuoti moka. Tai kaip pradėjau. Žinai. Tai matyt, balsas labai stiprias vibracijas turi.
Taip. Tau gal reikia kiekvieną kartą prieš sutinkant Anytą, žinai, tokiu balsu, eterinė erdvėj, žinai, labai tokią apsaugą pasistatyti su rėkimu kažkokiu, žinai. Mhm. Man dar kažkaip pasinorėjo, nežinau tik tai ką aš uždėjau, bet tai turi kažkokią šildomąjį efektą. Nežinau, kažkokį tai, kažką ant gerklės uždėjau, kad šildyti kaip kompresas, kaip kažką tik nesuprantu, kas kvepia, labai kvepia kažkaip kažkur pušis, kažkas tai tokio. Kedrai pušis, šitą gerai labai. Jo, kažkas tokio. Gerai. Jei nori, gali dar biškį prasižiūrėti žemiau, žinai, gal krūtinė, kas nors irgi yra. Žinai, aplink gerklę visas šitas čakras. Biškį pažiūrėti. Pramušinėti. Aha, jo. Įsitaisiusi yra gyvatė. Duoja krūtiniai. Ką čia daro, kur čia atėjo? Su kokia emocija susijus, gal galėtum matyti. Man vėl tas žodis atėjo kontrolė. Čia vėl iš Anytos turbūt atėjo. Nu jo, išsiję. Tu matomai, kai, žinai, turi ryšį su ją, nusimuši vibracijas iš karto ir... Taip, žinok, jo, aš, pavyzdžiui, vakar pasiminėjau vaikus, nes jinai paėmė juos po mokyklos, nes šalia gyveno, žinai. Ir tie vaikai pusdienį buvo pas ją. Ir aš kai atvažiavau ir vėl man mažylis atneša žaisliuką, žinai, sakau, tai iš kur gavai? Tai kinderį, žinai. Vėl man, žinai, per visą toks pereina ir aš vėl... Nu, žodžiu, tai va taip, ir paskui tada važiuoju ir galvoju, taigi pati padarau problemą, kad aš neišsakau. Žino, kad aš neduodu namie, nors jinai žino, kad aš riboju tos dalykus, ne, bet atrodo, va, tai stepelis, supranti? Ir paskui važiuoju ir save plaku, žinai, kad neišsprendžiu tos problemos. Jo, reikia pasakyti. Reikia tiesiog padarom taip, kad sekantį kartą gal išeis tokia situacija, kad jinai pati apie tai pradės kalbėti. Ir tada tu turi išsakyti savo nuomonę, kad tu nenori, kad duotų iš tokius saldumynus vaikams. Ir tada gal tu jai nupirk kokių nors saldainių, kažkokių sveikų, ar pati padary kažką tai sveiko tiem vaikam. Sveikų bananų, iš bananų, sakau, sveikų ledų, iš kokių bananų. Žinai, kaip būna, ar nedarai tu tokių lollipops šaldytų? Nu, ne, atsiųsiu. Labai, tokie, žinai, nusiperki tas formelės ledų ir ten, pavyzdžiui, bananą paimi sušaldai, tada bananą paimi sumali ir jį gali dadėti kakavos ar kažkokių vaisių, jeigu nori, ir pasaldini, biškį parūgštini citrinos. Ir vėl tiesiog į tas formelės viską supyliai, jie tokie su tokiu pagaliuku, tos formelės jau. Ir paskui čikšti ir ištraukiai. Tai vat, pavyzdžiui, paimti, aš padarius tokią dėžutę Anytai ir pasakyk, pasidėkit į šaldytuvą. Kai vaikai kitą kartą norės, duokit tokių. Paskui tai po karštų vandeniu pakišai ir čikšti išlindo. Arba nežinau, sugalvok pati savo kažkokį, kas vaikam patinka, kažkokį sveiką saldumyną. Ai, bėda tai, kad jam nelabai kas ir patinka, žinai. Nu, ja.
Išskyrus tos pirktinius, nu taip. Jo, bet sakau, aš tai labai, žinai, riboju, kaip sakyti, pas mus praktiškai nėra namie, aš jau ir vyrą perauklėjau už to klausimu, kad nes jis irgi latvieškai mėgsta, kad būtų namie, tai jau perauklėjau, kad to nebūtų namie, kad nerastų, žinai. Bent jau taip, namuose. Jau kai už namų ribų išeina, tai jis tegul jau ten daro, ką nori, tai čia nesukontroliuosi. Taip, tai va, tai gaunasi taip, kad va, kitur, žinai, dar yra taip, kad nelabai turi ką veikti, na, iš ties vaikai, žinai, pabo, tai, nu, tai parduotuvę einam, pasivaikščioti. Tada, Tai va, o tai nueina į parduotuvę ir viskas. jo, tada gaunas taip, kad mažylis prašo, jinai neatsako, žinai. O tai va, Taip. Bet aš jo, tu kaip pasakei, kad kitą kartą mes gražiai pasikalbam, tai vat, kad jinai vat, pradėtų, o ne pokalbį. Jinai pradėtų, tu jau paskui išsakyt galėtum savo nuomonę. Aš ir kuriu tokį scenarijų, matau, kaip aš sėdžiu ant bombos, taip, žinai, viena šalia kitos, mes kalbamės, taip, aš jau už rankos paimu, kad mama taip, žinai, kad vat, viskas gerai, bet mes nenorim, kad vaikai sirgtų, nu, ta prasme. Taip. Nes ir jinai myli vaikus, jinai nenori, kad jie sirgtų. Taip, kad aš žinau. Ypač nuo tų kinder visų, tai ten ne tik, kad šokoladas, ten tiek visko pridėta chemijos, kad tai va. baisu. Gal kokį susirasti, žinai, sveikesnį batonėlį tą vietoj šitų visų kinderių, žinai, nes jie yra tikrai negeri. Kur būna, kad jinai žinotų, kai pasiūly, gal kokių iš datulių koksai batonėlis bus parduotuvėje, ar ten iš kažkokių, žinai, tų džiovintų vaisių kažkokių. Taip. Kad jinai irgi turėtų šitą supratimą ir vaikui sakytų, ne, gal šitą pasiimk. Bet tu supranti, kas įdomiausia, supratimą tai turi, bet pavyzdžiui, saldainiai yra nesveika, nes kažkada ir jinai sako, nu va, nebevalgau cukraus, nes nu, tipo spaudimas, nes ten cholesterolis, ten, žinai, kaip. Nu va, taip. Tai supratimą dėl savęs tai turi, bet kad vaikams, tai čia galima, žinai. Vaikams taip, aha. Nu, žodžiu. Jo, tai vaikam tai ne, tai cukrus tai viskas normaliai, reiškia, senam tai blogai, o jaunam tai gerai, žinai. Tu pasakyk jai, kad aš vaikučiam darau tokias bombikės nuo kirminukų, pavyzdžiui, ir stengiamės, kad jokių cukrų nevartoti. Geria bombikės. Laikiusi, ten irgi, žinai, žodžiu, ir nuo parazitų geria, ir toks gaunasi, mamytė šoja valo. O paskui vėl pamaitina. Jo, žinai. Gerai, tai tu dabar išmetei tą demoną didelį, kuris ten sekė visą laiką tave. Ir užsidėk apsaugas labai didelis, dar didesnės prieš visus tokius demonus, kad jos tokias visada būtų, nenukristų. Ir pačios automatiškai atsinaujintų. Ir žinai, jo, užsidėjau apsaugas ir labai patiko iš ano karto man ta saulės kažkokia apsauga, kur tie spinduliai atmuša tos demonus. Ir dar pas save prie rankos kažkaip tai tokia kišenė, ar kur aš čia nesuprantu, buteliuką šaltinio vandens dar įsidėjau. Nu, kad jis visada garuotų ir visą laiką praeitų, nu, aplink tavo eterinę erdvėj, jisai visą laiką būtų. Taip. Dar gali kokiais kristalais apsistatyti, žinai, aplink. Irgi gerai veikia. Gerai, dabar tas visas emocijas gerklėje, iš krūtinės išmetei tą gyvatę? Ne, nebuvau išmetus, jo reikia. Keliavo mūsų pokalbis ir šia. Pripildyk dabar tą vietą šviesos. Gali net šaltinio vandenį prasiplauti, kurį tu turi.
išgėriau. Kad ten tau prisipildytų kažkas, žinai, tai vieta užsipildytų. Pasižiūrėk dar kartą, ar tikrai švaru. Šviečia. Šviečia. O kaip gerklė? Jo, aš taip tą šviesą, taip pastūmiau iš vidaus į viršų, kad praeitų. Tai dabar irgi šviečia. Šviečia gerklės čakra dabar, ne? Tuščia ten jau nieko nebematai pašalinio. Jokių ten tų implantų ar kažkokių metaliukų ar dar kažkokių kamoliukų. Ne. Gerai. O kaip tavo galva? Šiek tiek man ją, žinok, spaudžia. Net išėmiau pagalvę, čia buvau tokia pasiaukštinusi, galvoju, kad kažkokia jinai man tokia spaudžia. Pasižiūrėk savo trečią akį. Jinai tokia apdujusi. Žinai, kai bando atsimerkti, bet negali, tokia kaip iš miego, žinai. Negali. Ne. Tai tu biškį prabombink ten viską aplinkui. Atidaryk tą, pravalyk, kaip tau išeina, kokiu būdu tau išeina. Išvalyk trečią akį. Gal čia tas demonas pridarė, žinai, biškį irgi. Iš po nakties ar iš po kelių dienų. Žinau, kodėl man sukasi žodis burtai, bet blemba. Tas galvos toksai spaudimas, tokia man biškutį nusipykinimu šiek tiek duoda, žinai. Gal ne tai, kad labai dideli tie burtai, bet tokie kažkokie tai nejaučiu, kad būtų tai kažkoks labai baisus dalykas, supranti? Tokį, gal toks kaip, kaip čia pasakyti, paburbuliavimas, toksai, gal pavyduliavimas, toks, žinai, toks, tokia negera tokia emocija kažkai lenda, bet tai kaip žiūri, taip iš aukšto galvoju, čia. Kas galėjo tos burtus tau biškį pasiųsti? Kas tau ateina? Nesuprantu. Vyriška figūra lenda, bet nesuprantu kas. Vyriška energija jauti, ne? Paprašy, kad ateitų arčiau, kad pasirodytų. Sakyčiau, pusbrolis. Tu pabandyk paliesti jį su pirštu, kad nuskaitytum tą dieną. Jo, kaip ir pusbrolis, nes tik čia atrodo niekas. O kodėl? O kodėl jisai? Kodėl jisai tau gali daryti burtus ar kažkokius palinkėjimus negerus? Čia, žinai, kaip yra, jo, dabar, man atrodo, supratau.
per jį, ne jis čia, nu, jisai tokia, sakau, paviduliavimo energetika tokia yra, bet per jį čia yra jo mama. Aš jau seniai čia dariau, tvarkiau tą reikalą. Mhm. Jinai jį kažkaip, matyt, užsuka, žinai, už manipuliaciją tokia, žinai. Ir jo, jinai stovi ir jam jausti, žinai, šnabžda. Jis tai kaip ir ne prie ko būtų, jeigu, jisai pasiduoda mamai, žinai, irgi. Mhm. Mhm. Per jį tiesiog eina ta energija, energetika. Tai ten gal koks demoniukas aplink tą mamą toliau siaučia. Ir Ten, žinok, sudėtinga situacija, ten reikia tiesiog atsiriboti nuo tokių žmonių. mhm. Bendro neturiu ir nenoriu turėti. Ten ta Krišnos pasekėjai į Indiją išvažiavo, ten tam demoninės sėdimai. Tai tu ten gal kokią didelę sieną pasistatyk nuo jų, didelės apsaugas iškart. Aš nenoriu. Ir visi burtai, kurie ten eina iš jo ar iš jos, kad tiesiog atsimuštų ir grįžtų atgal jiems patiems. Aš jai ten jo, taip sudėjau į terbą jos tokią, tam nešiojus maršką, žinai, nežinau. Atgal viskas, sakau, neškis ten iš kur atėjus. Nieko nereikia, draudžiu, nelysk. Jo, ir su ta saulės apsauga. Labai patiko ta saulės apsauga. Dar labiau jo pasidarau. Mhm. Aš pasakiau, kad draudžiu lysti į mano eterinę erdvę, tiek jai, tiek jos sūnui, kad nelysti prie manęs, nei fiziškai, nei bet kokiais kitais, kad jie užmiršta apie mane, užmiršta rytus, užmiršta burbuliavimus, magijas ir visokias nesąmonės. Užsiema savo reikalais, kaip Jolanta tada sakė, užsiema savo reikalais. Savo reikalais, tegul dirba. Įsuktų ją, tegul jinai dirba dabar. Daug darbo turi ir niekada neturi net pagalvoti apie tave kada. Žinai, kaip daro, tai kai toj marškoje sudėjau visą tą šę, tai jinai ten tą šę, kaip sakyt, verda. Oi, negaliu. Verda irgi dirba dabar, jinai neturi kada, vos tik mintis, biški mintis maža ateina apie tave, iškart darbų atsiranda jie irgi. Nebeturi laiko akumuliuoti tos minties. Gerai. Gerai, tai gal tada grįžtam dar prie tavo Anytos. Tu ją nuplauk gerai. Ir uždėk irgi kažkokias tai šalia apsaugas aplinkui, kad jeigu jai tik mintis šaus nupirkti vaikam kažkokių tai saldumynų, tegul kažką kitą jiems nuperka sveikesnio, tiesiog tegul jos rankos pačios, žinai, ima kažką sveikesnio vietoj visų nesveikų šokoladų ir tų kinderių. Aš taip padariau, kad jie, kai nueina į parduotuvę arba namuose, bet parduotuvė, aišku, čia matau. Parduotuvė. Jie mato tik tais vaisių skyrių. Taip. Egzistuoja, jie nemato, tenai nieko nėra. Žodžiu, tik tai čia renkasi kažkokios. Taip, renkas. Įeina į parduotuvę ir eina į vaisių skyrių. Taip. Ir gali rinktis. Braškių dėžutę geriau jau ten suvalgyti. Aišku, kad ten nebebūtų toj parduotuvėje nekokie tie vaistai, bet jau vis tiek geriau negu. Geriau, taip. Tai žodžiu. Aš kaip žinai, ką uždėjau jai ir mažylį netgi uždėjau, kai į parduotuvę įeina. Ir tegul pas jo žodis vaisiai galvoje, žinai, sukasi.
sukasi vaisiai ir tokius kaip, kad nematytų iš šonų daugiau nieko, žinai, tokie kaip arkliam, kai dedama, žinai, Taip, žinau. iš šonus nesidairo, tik tai ten mato, daugiau nieko nemato, žinai. Jo. Ir galvoju, mintis visų, kas vaisiai. Tokiu. Tikrai negaliu. Gerai atrodo. Super. Tai va, jie į parduotuvę ir vaisiai, viskas, daugiau nieko neturi kitą galvą. Taip. Tai dar gali daržovė, jeigu nori. Na, gal sudėtingiau bus, bet bent jau nors vaisius Jo, tada. bent jau vaisiai, taip, valgys. Agurką dar nusipirkti, daugiau, tai aišku, tenai išeis. Nors vaisius, sakau. Taip. Nes šiaip vaisius valgo, mano vaikai. Ruogas ir vaisius valgo neblogai, tikrai. Gal ne tiek daug ten, bet valgo, žinai. Tai aš visada, žinai, tai... Tai va, ir anytai įdėk šitą programėlę, kad vaikam reikia pirkti vaisius, nes jinai nori gero jiems, jinai nori, kad jie būtų sveiki. Ir jūsų pokalbis tiesiog turi pakrypti kažkuriuo momentu greitu laiku būtent ta tema, kad bet kokiu atveju yra, kad ir tie vaisiai kokie bebūtų, jie vis tiek bus, žinai, sveikiau nei tie šokoladai. Taip, žinoma. Gerai, tai ką tada dar apsiplaukto savo visus namus, Anytos namus išplauk, išsmilkink. Gerai, su šalaviju, su viskuo išvalyk, užsidėkit apsaugas. Aplink namus. Ir ką, ir gal toliau tu nori dar kažkur kitur pakeliauti? Nu, tai pabandom ten. Minėjai, į tą biblioteką norėtum? Gerai, jo, pabandykim ten pažiūrėti. Niekada. Labai. Gal papulsi, pabandom. Gerai tada. 3, 2, 1. Aha, jau aš ten, kaip sakyt, prie tų vartų, bet kol kas esu už vartų. Žiūriu, jie labai dideli mediniai, kaip žinai, kaip senoviniai tokie gražus išraižyti visokiais, kur tu buvo kaip milžinams skirti tie, žinai, durys tokios. Tai gražios, aha. Gerai, atsidaryk tas duris. Man yra įėjimas, reiškia, ne per visas, o galima durytės mažas atsidaryti tose vartuose, žinai. Taip. Na gerai. O, blin, kokia didžiulė biblioteka. Net šiurpai eina, žinai. Ir tokia tai tenai biški jaučiasi toksai. Net pajutau tokį, labai tokia biški, žema temperatūra ta prasme. Šalta? Aha, tenai šalta. Net kvėpuoju dabar tokia, žinai, kaip žiemiškas toksai oras, kai būna jis kitoks, žinai, kvėpuoju ir jauti, kad toks įkvėpi tokio gėlo, tokio, aš nežinau, kaip pasakyti. Tokio švaraus. Kažkaip, jo, toks šaltas toks. Apsižiūrėk dar aplinkui save, žinai, tą 360. Ar tikrai čia tai yra ta biblioteka, kurios tu ieškojai? Sakyčiau, kad galbūt ne, sakyčiau, čia yra visų, čia ne mano vienos, čia yra bendra kažkokia tai. Bet irgi labai įdomu, kur aš čia esu. Taip. Bet žinai, tas šaltis, man atėjo dabar tokia mintis, nebūsiu kokioj Antarktidoje, ar kur, žinai. Nesakau, toks šaltis, toks, nemoku pasakyti, sakau, net įkvėpiau tokio. Net dūmai eina, net turbūt kaip įkvėpi ir iškvėpi, žinai, tas iškvėpimas. Bet čia labai didelė, žinau, biblioteka labai.
labai aukšta, labai didelė. Jaučiu tokį net aidą. Kažkas vaikšto, kažkas dirba ten, kažkokie nedideli, kaip žinai kas, kaip kokie gnomikai, kažkokie tokie. Va, aš ir norėjau sakyti kažkokie elfiukai gal. Sakyčiau jo, turbūt, kad taip. Vaikšto, kažką nešioja, knygas kažkokias, pirmyn atgal, laiptais lipa, perdeda kažką tai, kažką tvarko. Tu nori su jais pasikalbėti ar nori juos palikti ramybėje, kaip tu jauti? Ne, tai reikia pažiūrėti, kas čia pasikalbėti. Kas čia vyksta? Pakviesk į erdvę tada vieną iš jų ar juos visus. Aha, kalbu su vienu, klausiu, ką jūs čia veikiat. Ką čia dirbot, ką tokio svarbaus darot. Saugom knygas. Paprašyk, kad surastų tavo asmeninę knygą su visais kontraktais. Kaip jinai ten, ar kašinės knygos, kaip jis vadinasi. Čia nėra mano kaip asmeninės knygos, sakau, čia yra tokia bendra. Jo, nes aš jo paklausiau, ar turiu čia savo knygą, sako ne. Čia yra mūsų visos žemės informacija, mūsų visų civilių. Plačiai įmant. Visa informacija, visos knygos. Ir jie jas saugo. Prašau, kad ar aš galiu ką nors pasižiūrėti, klausiu, pavartyti. Jo, jis man rodo vieną knygą ar kažkokį įdomų tokį aparatą, rodo nupieštą toje knygoje, kaip vanduo, kažkas garinasi, vanduo, kažkoks veikimas, kažkokia chemija, negaliu tiksliai pasakyti, bet kažkas susituo, taip įdomiai nupiešta. Nematytis toks aparatas, aš nesuprantu. Pačios knygos viduj nupiešimą, matai piešinį. Aha, tiesiog man atkreipė tą piešinį parodė, bet įdomu, kodėl man tą piešinį rodo. Būtent tokį, ne? Gal tas piešinys tau yra svarbus? Klausti, kodėl tu man rodai piešinį? Sako, tu žinai, galbūt aš gyvenu, sakau, tame laikotarpyje, ta prasme, kažkaip susijęs su tuo. Taip, sako. Aš kažkaip prisidėjau prie kūrybos to aparato. Gamybos. Aha, matau save kaip kažkokį mokslininką. Ne, mokslininkę. Moterį, kas neįprasta paprastai yra. Bet aš kažkokioj tai trobelėj, ta prasme, suprantu, aš pati sau darau. Ta prasme, kad kadangi esu moteris, tai nelabai galėjau
nu, kaip sakyt, konkuruoti, ten rodyti kažkam kažką. O tai pati sau namie ten tokia trobesiai tokia, tai nelabai geros sąlygos, bet kažką aš ten darau su tuo aparačiuku. Tai gal ten žolelės kokios verdi, garini ir gamini kažkokius aliejus, hidrolatus. Ar... Žinok, jo, vat, kai pasakėjai aliejų, tai aliejus ir pasirodė galutiniam rezultate, tai kap, žinai, į kažkokį eina po lašiuką, tokį mažiuką. Ten kažkokią matomai technologiją turėjai gerą. Jo. Kaip išgauti. Nesakau, taip vanduo, kažkaip jisai išsigarina, rodo darai tokie dūmas toksai viršų ir kažkaip ten per daug praeina visko ir, sakau, galutinis variantas, tai, žinai, lašiukais tokiais. Kapselėjukai. Geras. Aš net suodžiu kažkokią aliejūką. Skanų. Aha. Jis labai Lavandinį. Gera. Nori pasižiūrėti dar kažką daugiau už tos reinkarnacijos? Ar nori sugrįžtam pas gnomus? Nes tu jau panašu, kad atsidarius tą knygą iškart įėjai į ten, kur tu buvai. Taip. Nu, atrodo, ten viskas aišku, nes aš kaip suprantu, aš visiškai viena. Ir tiesiog tokia gyvenimo, tokia linija, kad pašventus tam kažkaip tai eksperimentam, išradimam, žinai, kažkas gyvenu užsidariusi. Ir kaip ir nieko daugiau nematau aplinkui, žinai. Nu gerai, grįžtu prie tos knygos. Paklausiu, ar kažką dar galėčiau svarbaus sužinoti, įdomus pamatyti. Atverčia man saulė nupiešta. Ir toks įdomus iš jos išeina kaip trikampis, nu, toks didžiulis spindulys trikampio formos ir tiesiog toks, nesuprantu, ką čia reiškia. Ta saulė čia būna dažnai pažymėta kažkur tai, ta trikampio akis ir paskui eina saulės spinduliai. Gal kažkoks ryšys? Yra tame ryšys, kad buvo pavogta šita kaip, čia pasakyti, kaip ir saulė turėtų būti to trikampio centre, bet tą trikampį pavogė ir įdėjo tą akį visą matančią, žinai. Ir iš to trikampio vis piešia kartais viduj dar tą akį, kitur būna jo. Taip, o ten turėtų būti saulė ir kažkoks susidaro tobulas. Piramidė kažkoks trikampis. Jo, kažkas tai va tokio, supranti? O buvo pavogta visą tai ir padaryta sau. Nes aš jau dabar man ir šovė, kad žinai, prisiminiau, kaip esu mačius Vilniuje ant katedros, bet to labai daug kur mačiau ant bažnyčių. Yra tipo tas trikampis šviečia kaip saulė, toksai padarytas ir jis. Nu, žinai, ne apie ką aš. Žinau. Jo, o turėjo būti ne taip, turėjo būti saulė viduje. Ir tokia
Kažkoks tas trikampis gaunasi tobulas, kažkoks tobulumas yra tame, supranti, nežinau net kaip paaiškinti, jaučiu tobulumą. Mhm. Aplink trikampį turi būti saulė, taip, aplinkui. Tai toks rutuliukas ir tada tik tai eina spinduliai. Nu jo, bet aš tą saulytę matau viduje trikampio. Aha, viduje trikampio, supratau. Mhm. Jo, o jie įdėjo akį, supranti, vietoj saulės. Jo, taip. Įdėjo akį. Nu taip. Mhm. 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 Geras. Geras, aha, įdomiai kaip Aha, jo. matai, vietoj tos vietos akis yra saulė, vadinasi. Aha, ir panorėjau paklausti aš jo, ar mes sužinosim visą tiesą, kaip iš tikrųjų yra, žinai, nes nuo mūsų visą tai paslėpta, labai daug yra dalykų. Sako, sužinosit, bet kiekvienas savo tempu, kiekvienas asmeniškai, kaip sakyti. Mhm, mhm. Taip nebus, žinai. Savo laiku, kiekvienam savas tas laikas. Čia norėtųsi, žinai, kad greitai ir ta prasme kaip ir atsičiuchėjo, bet ne. Ne, labai čia sunkus, sudėtinga. Taip norisi, kad visi aplinkui tave, su kuo tu būni, taip žinotų tiek, kiek tu žinai. Na jo. Deja. Kad tu žinai, tai dar žinai tik tai tokią mažą dalelytę, kruopelę. Taip. O dar tiek laukia, kaip sakyt, mūsų tų žinių. Biblioteka, šiaip jinai labai. Ir pas kiekvieną tas žinojimas yra skirtingi tie lygiai, skirtingos žinios kažkokio tai dalyje, ne kažkokio tai vienas žino, gal mes galvom, kad tas žmogus, kuris šalia mūsų atrodo, jis nieko nežino, mes čia daugiau žinom, bet jeigu jis tik biški prabustų, jam gal tokį žinojimą atsidarytų, kad mums dar toli iki to, žinai. Taip, čia vat būtent. Savo ritmus, savo, kaip sakyti, nešimą, ar dar kitam čia nieko negali, kaip sakyti, pakeisti šitoje vietoje. Taip. Jo. Galim biški pramėtyti kamoliukų visiems tų burbuliukų, žinai, žinojimo, prabudimo, žinai, būtent iš tos bibliotekos, kad pagreitinti tą procesą. Aš, žinai, dar prieš tai mačiau, bet nieko nesakiau, galvoju, gal čia šiaip man, bet dabar jau susivedė man galai ir aš matau slankiojantį aplink tą biblioteką ir stebinti labai didelį demoną. Čia yra, atėjo man tokia sąsaja, čia vatikaninis kažkoks yra. Reiškias, Vatikano paliepimu čia yra saugoma šita biblioteka, kad ją niekas nepatektų, niekas nesužinotų, bet sakau, čia yra kažkur Antarktidoje. Ir tas demonas jis irgi taip stebi aplinkui, žiūri, kaip sargybinis, žinai, toksai. Jo. Tai nežinau, reikia gal bandyti. Kalbintojai nori? Ne, nenoriu aš čia visai kalbėtis. Patinka. Bet aš galvoju, gal, kaip čia dabar padaryti? Pabandom pasikviesti, gal, sakykime, daugiau telepatų, daugiau šviesos kažkokių karių, taip. Ir pabandyti lupti iš čia tą demoną, kad jisai čia nebesvargautų. Kad visi kartu susikoncentruotų ir paleistų jam, kas kokias turi savo jėgas. Taip ir daro visi. Kas šviesa, kas vandeniu, kas ugnim. Cypės, cypė. Jėga. Nepatinka jam labai.
Kristus išėjo į juodą skylę visiem laikam. Iš visų timing juostų, visų egzistencijų tų. Kaip dabar jauti, ar švariau? Evelina? Alio? Evelina? Nu nieko sau. Kaip tik demonas, taip ir kažkas atsitiko. Oho.